Žinote, ką draugai, dažnai sakydavau, kad sėkmė palieka užuominų. Ir viena iš didžiausių užuominų, kurią per daugelį metų atradau, yra ši: sėkmingiausi žmonės ne visada yra tie, kurie kelia didžiausią triukšmą. Ne, jie yra tylūs, tie, kurie yra pernelyg užsiėmę darbais, kad kalbėtų apie darbus. Jie supranta kažką gilaus, kad tikroji galia slypi derinyje apgalvotos tylos ir drąsaus veiksmo. Tai tarsi sėklos sodinimas. Jūs nestovite virš jos šaukdami, kad jie augtų. Jūs duodate jai tai, ko jai reikia. Tada atsitraukite, tylėdami, ir leidžiate gamtai atlikti savo darbą. Bet štai kas svarbiausia. Kai sėkla pradeda dygti, nereikia tiesiog sėdėti rankas sudėjus ir stebėti. Ne, imkitės veiksmų. Jūs laistote, puoselėjate ir saugote ją nuo stichijų. Elgiatės taip, tarsi viskas priklausytų nuo jūsų pastangų, nes taip ir yra. Štai kokia paslaptis, mano draugai. Būkite pakankamai tylūs, kad išgirstumėte galimybių šnabždesį. O tada būkite pakankamai drąsūs, kad pasinaudotumėte tomis galimybėmis. Abiem rankomis, tarsi neturėtumėte ko prarasti. Nes iš tikrųjų vienintelis dalykas, kurį galite prarasti, tai galimybė tapti visko, kuo sugebate būti. Matote, šiame triukšmingame pasaulyje, kuriame gyvename, visi šaukia, kad būtų išgirsti. Tačiau tikrieji judintojai tie tylieji, kurie per daug užsiėmė, kad kalbėtų apie darymą. Jie yra tie, kurie supranta, kad tikroji galia slypi tyloje ir bebaimiuose veiksmuose. Papasakosiu jums istoriją. Savo laiku pažinojau jaunuolį, vardu Tomas. Tomas visada buvo garsiausias kambaryje, visada kalbėjo apie savo didelius planus, svajones, idėjas. Bet žinote ką, tai ir buvo tik kalbos. Dabar buvo dar vienas vaikinas. Pavadinkime jį Maiku. Maikas buvo kitoks. Jis retai kalbėdavo apie savo planus, bet to, kiek jis dirbo. Kol Tomas buvo užsiėmęs ir visiems pasakojo, kaip jis ketina pradėti verslą, Maikas dirbo savo garaže, meistravo, įveikė daug iššūkių, mokėsi iš klaidų ir galiausiai jam pavyko. Matote, Maikas suprato kai ką esminio, ko nesuprato Tomas. Jis suprato tylos galią kartu su bebaimiais veiksmais. Jis elgėsi taip, tarsi neturėtų ko prarasti, nes iš tikrųjų jis neturėjo ko prarasti. Kas blogiausia, kas gali nutikti? Nesėkmė. Na, leiskite man kai ką papasakoti apie nesėkmę. Ji nėra sėkmės priešingybė. Tai sėkmės dalis. Dabar noriu, kad akimirką pagalvotumėte apie savo gyvenimą. Kiek laiko praleidžiate kalbėdami apie tai, ką ketinate daryti, ir kiek laiko praleidžiate iš tikrųjų tai darydami. Ar esate Tomas, ar Maikas? Matote, kai tylite, jūs klausotės, stebite, mokotės. O kai elgiatės taip, tarsi neturėtumėte ko prarasti, esate laisvas. Laisvas nuo nesėkmės baimės, laisvas nuo kitų nuomonės, nuo abejonių savimi. Tačiau norėčiau aiškiai pasakyti, kad tai nėra susiję su nerūpestingumu. Tai ne apie šokinėjimą į priekį nepasiruošus. Ne, čia kalbama apie apskaičiuotą tylą ir apgalvotus veiksmus. Tai reiškia, kad reikia taip susitelkti į savo tikslus, kad pasaulio triukšmas išnyktų ir liksite tik jūs ir jūsų tikslas. Dabar kai kurie iš jūsų gali pagalvoti, bet aš negaliu elgtis taip, tarsi neturėčiau ko prarasti. Aš turiu pareigų. Nuo manęs priklauso žmonės. Ir į tai aš sakau, gerai. Tos pareigos, tie nuo tavęs priklausomi žmonės. Tai ne kliūtys, o degalai. Jie yra priežastis, dėl kurios jums reikia dar labiau įsisavinti šią mąstyseną. Nes kai elgiatės taip, tarsi neturėtumėte ko prarasti, nesate savanaudis, nesate neatsakingas, esate drąsūs. Jūs parodote tiems, kurie nuo jūsų priklauso, ką reiškia iš tiesų gyventi, iš tiesų ko nors siekti. Leiskite man pasidalyti su jumis dar vieną istoriją. Prieš daugelį metų sutikau moterį, vardu Sara. Sara buvo vieniša motina, auginanti 3 vaikus ir dirbanti 2 darbuose, kad sudurtų galą su galu. Ji turėjo visas priežastis žaisti saugiai, laikytis to kelio, kurį žinojo. Tačiau Sara turėjo svajonę. Ji norėjo pradėti savo verslą, nedidelę kepyklėlę savo rajone.
Dauguma žmonių būtų pasakę: Sara, tu negali to daryti. Tu turi pernelyg daug prarasti. O kas, jeigu ji žlugs? O kas bus su tavo vaikais? Tačiau Sara suprato kai ką gilaus. Jis suprato, kad nesivaikydama savo svajonių, nesielgdama taip, tarsi neturėtų ko prarasti, ji jau pralaimėjo. Tuo atveju ji prarastų savo šansą iš tikrųjų išpildyti svajonę, parodyti savo vaikams, ką reiškia siekti aistros. Taigi Sara padarė kai ką nepaprasto. Ji priėmė tylą. Ji nustojo kalbėti apie savo svajonę ir pradėjo siekti jos. Kiekvieną vakarą, kai vaikai užmigdavo, ji eksperimentuodavo su receptais. Ji studijavo verslo planus. Ji taupė kiekvieną pinigą, kiekvieną centą. Ir ji elgėsi taip, lyg neturėtų ko prarasti. Tuo metu ji išėjo iš vieno iš savo darbo vietų, jog turėtų laiko pasiruošti kepyklos bizniui. Ji paėmė nedidelę paskolą, viską pastatydama ant linijos. Ir žinote ką? Tai nebuvo lengva. Buvo tarpsnis, kai ji abejojo savimi, kai ji bijojo. Bet ji ištvėrė. Ji perlipo per savo baimes ir iššūkius. Šiandien Saros kepykla yra jos bendruomenės širdis. Jos vaikai išmoko sunkaus darbo vertę, svajonių siekimo. Ir Sara rado tai, ko niekada nesitikėjo. Matote, tai tikroji tylėjimo ir veikimo galia, lyg neturėtum ko prarasti. Tai ne tik sėkmė tradicinė prasme. Tai reiškia tapti to, kuo turi būti. Dabar beveik girdžiu, kaip kai kurie iš jūsų galvoja. Tai graži istorija, bet nereali. Pasaulis veikia ne taip. Ir aš sakau, kad pasaulis veikia būtent taip, kuo tu tiki. Jei manote, kad galimybių yra mažai, vadinasi taip galvojančiam žmogui galimybių bus ribota. Jei manote, kad negalite sau leisti rizikuoti, tada negalite. Bet jei tikite, kad kiekvienas iššūkis yra galimybė, jei tiki, kad turi galę formuoti savo likimą, tada mano draugai, rasite būdą. Nes čia tiesa. Vienintelės tikros ribos yra tos, kuriomis ribojame save. Trumpam pakalbėkime apie baimę. Nesėkmės baimė, sprendimo baimė, nežinomybės baimė. Bet štai apie baimę, tai melagė. Baimė sako, kad tu negali, kai iš tikro tu gali. Baimė jums sako, kad nesate pakankamai geras, kai iš tikrųjų esate. Baimė liepia tylėti, kai reikia kalbėti, ir kalbėti, kai turėtumėte tylėti. Ką daryti, jog bent akimirką galėtumėte nutildyti šią baimę? O kas, jei galėtumėte elgtis nepaisant baimės? Čia ir vyksta magija. Čia ir vyksta augimas. Čia iš tikrųjų prasideda gyvenimas. Matote, gyvenimas nėra savęs ieškojimas. Gyvenimas yra savęs kūrimas. Ir jūs kuriate save savo veiksmais, o ne žodžiais. Per tavo tylą, o ne tavo triukšmą. Dabar nesakau, kad tai lengva. Nieko verta turėti yra lengva. Nes kai apima tyla ir elgiesi taip, lyg neturėtum ko prarasti, jūs ne tik keičiate savo gyvenimą, jūs keičiate visų aplinkinių gyvenimus. Jūs rodote pavyzdį. Jūs parodote, kas įmanoma. Pagalvokite apie didžiuosius lyderius ir novatorius per visą istoriją. Jie buvo tie, kurie padarė daugiausiai. Jie buvo tie, kurie susidūrė su neįmanomomis galimybėmis. Elgėsi taip, lyg neturėtų ko prarasti. Pavyzdžiui, Tomas Edisonas. Ar žinojote, kad jam nepavyko daugiau nei 1000 kartų, kol pasisekė išrasti elektros lemputę? Įdomus dalykas yra sekantis. Tuos 1000 bandymų jis nelaikė nesėkme. Jis juos vertino kaip 1000 žingsnių sėkmės link. Jis elgėsi taip, lyg neturėtų ko prarasti. Nes jo mintyse jis neturėjo ko prarasti. Kiekviena nesėkmė buvo tik dar viena pamoka, dar vienas žingsnis į priekį. Arba apsvarstykite Rosa Parks. Kai ji atsisakė užleisti vietą tame autobuse Montgomeryje, ji elgėsi taip, lyg neturėtų ko prarasti. Tačiau iš tikrųjų ji rizikavo prarasti viską – savo saugumą, laisvę, gyvybę. Vis dėlto ji tai padarė, nes suprato, kad kai kurie dalykai yra svarbesni nei asmeninis komfortas ar saugumas. Jis suprato tylių, bebaimių veiksmų galią.
Šie žmonės pakeitė pasaulį ne todėl, kad jie buvo išskirtinai gabūs arba sėkmingi, bet kadangi jie buvo išskirtinai įsipareigoję. Jie buvo pasirengę tylėti, kai kiti triukšmavo, ir veikti, kai kitus paralyžiavo baimė. Dabar nesakau, kad reikia pakeisti visą pasaulį, bet aš sakau, kad jūs turite pakeisti savo pasaulį. Ir vienintelis būdas tai padaryti yra tylus, bebaimis veiksmas. Taigi, kaip tai padaryti? Kaip mes priimame tylą ir veikiame, lyg neturėtume ko prarasti? Na, viskas prasideda nuo sprendimo. Sprendimo nustoti teisintis. Priimti sprendimą nustoti laukti tobulos akimirkos. Sprendimo nustoti ieškoti leidimo ar pripažinimo iš kitų. Tai prasideda nuo supratimo, kad jūsų gyvenimas yra jūsų atsakomybė, o ne jūsų tėvai, ne jūsų sutuoktiniai, ne tavo viršininkai. Ir su ta atsakomybė ateina neįtikėtina galia. Galia formuoti savo likimą, kurti savo ateitį, tapti tuo, kuo turi būti. Bet čia yra laimikis. Ta galia egzistuoja tik dabartiniu momentu, ne praeityje, kurios negali pakeisti, ne ateityje, ko dar neįvyko, bet čia, dabar. Taigi noriu, kad tu ką nors padarytum dėl manęs. Šiuo metu, šią akimirką, aš noriu, jog būtum tyloje, tikroje tyloje. Jei reikia, užmerkite akis. Ir toje tyloje noriu, kad tu klausytum. Klausyk savo širdies. Klausykite savo svajonių. Klausyk to mažo balso savyje, kuris žino, ką tu iš tikrųjų sugebi. Ir tada noriu, kad pažadėtum savo. Pažadu veikti pagal tai, ką girdėjote. Pažadas judėti į priekį net jei bijai. Pažadas priimti tylą ir elgtis taip, lyg nieko neturėtum prarasti. Nes čia tiesa. Jūs neturite ką prarasti. Ką tu turi prarasti, tai gyvenimas, jei nesiimsite veiksmų. Ką tu turi prarasti, tai tavo potencialas, tavo svajonės, tavo tikrasis aš. Dabar kai kurie iš jūsų gali galvoti, bet mano dabartinis darbas, dabartiniai santykiai, mano dabartinis gyvenimas. Ir aš sakau, kad tie dalykai nėra tai, kas jūs esate. Jie yra tai, ką jūs turite. Ir tai yra didelis skirtumas. Matote, pernelyg dažnai apibrėžiame save pagal mūsų turtą, titulus, santykius. Mes sakome, aš esu gydytojas arba aš esu tėvas, arba aš esu namo savininkas. Bet tai tik vaidmenys, kuriuos atliekame, dalykai, kuriuos turime. Jie nėra tokie, kokie mes esame. Kas jūs esate, yra tylus svajotojas jūsų viduje. Kas tu esi, bebaimis aktorius, kuris pasiruošęs žengti į gyvenimo sceną. Kas tu esi, tas žmogus tampi tada, kai tu nustoji kalbėti ir pradedi daryti. Taigi, pakalbėkime apie tai, kaip tai pritaikyti praktikoje. Kaip mes priimame tylą ir veikiame, tarsi mes neturime ko prarasti kasdieniame gyvenime. Pirmiausia, pradėkite nuo mažų tylų. Pasaulyje, kuris nuolat triukšmingas, nuolat reikalaujantis mūsų dėmesio, sukurkite tylos kišenes savo dienoje. Galbūt tai 5 minutės ryte prieš pradėdami savo dieną. Galbūt tai ramus pasivaikščiojimas per pietų pertrauką. Galbūt kai išjungiate visą elektroniką valandą prieš miegą. Išnaudokite šias tylos akimirkas, kad susisiektumėte su savimi, išgirsti savo mintis, jausti savo jausmus, nes šiomis tylos akimirkomis ateina aiškumas. Būtent šiomis akimirkomis jūs tai padarysite, išgirsti savo tikrųjų troškimų, tikrojo tikslo šnabždesį. Antra, praktikuokite bebaimį veiksmą mažais būdais. Nereikia mesti darbo ar parduoti viso savo turto rytoj. Pradėkite nuo mažų žingsnelių. Galbūt tai pasisakymas darbo susitikime, kai dažniausiai tylite. Galbūt tai naujo hobio eksperimentavimas, kurį visada norėjai išmėginti. Galbūt tai sunkus pokalbis, kurio jūs vengėte. Kiekvieną kartą, kai atliekate vieną iš šių mažų veiksmų, kuriate savo bebaimis raumenis. Jūs įrodote savo, kad galite veikti net tada, kai esate apimti baimės. Ir laikui bėgant šie maži veiksmai ves prie didesnių. Trečia, apsukite save tyliais darytojais. Žinai posakį, jūs esate 5 žmonių vidurkis, su kuriais praleidžiate daugiausiai laiko. Na, tai tiesa. Jei norite priimti tylą ir bebaimį veiksmą, turite būti šalia žmonių, kurie įkūnija šias savybes. Ieškokite ramių savo gyvenime pasiekusių žmonių,
tų, kurie nuolat dirba ką nors įdomaus, nuolat auga, visada stumia save. Praleiskite laiką su jais. Mokykitės iš jų. Tegul jų energija ir pavyzdys jūs įkvepia. 4. Iš naujo apibrėžkite nesėkmę. Tai labai svarbu. Jei ketini elgtis taip, lyg neturėtum ko prarasti, jūs turite suprasti, kad nesėkmė nėra pabaiga. Tai kelionės dalis. Kiekvienam sėkmingam žmogui, kuriuo žaviesi, nepavyko daugiau kartų nei galite įsivaizduoti. Skirtumas tas, kad jie neleido toms nesėkmėms jūsų stabdyti. Taigi pradėkite vertinti savo nesėkmes kaip grįžtamąjį ryšį, kaip pamokos, kaip būtini žingsniai sėkmės kelyje. Kai perfrazuojate nesėkmę tokiu būdu, pastebėsite, kad esate daug labiau pasirengęs rizikuoti, išbandyti naujus dalykus, veikti drąsiai. 5. Praktikuokite dėkingumą. Tai gali atrodyti prieštaringa. Juk jei elgiesi taip, lyg neturėtum ko prarasti, kam susikoncentruoti ties tuo, ką turi, bet štai kas. Dėkingumas nėra pasitenkinimas. Tai apie perspektyvą. Kai esi dėkingas už tai, ką turi, supranti, kad jau turi tiek daug. Ir kai tai supranti, tampi daug labiau linkęs rizikuoti. Nes tu supranti, kad net jei tau nepavyks, jūs vis dar turite visus šiuos nuostabius dalykus savo gyvenime. 6. Sutelkite dėmesį į augimą, o ne į tikslus. Tikslai yra svarbus, nesupraskite manęs klaidingai. Tačiau kai per daug susikoncentruojate į konkrečius rezultatus, galite būti paralyžiuoti dėl baimės, kad jų nepasieksite. Vietoj to, sutelkite dėmesį į augimą. Kiekvieną dieną tapti vis geresniu. Apie mokymąsi, tobulėjimą, savo galimybių plėtrą. Kai sutelkite dėmesį į augimą, kiekvienas veiksmas tampa galimybė, kiekviena nesėkmė tampa pamoka. Ir staiga pastebite, kad esate daug labiau linkęs imtis veiksmų, išbandyti naujus dalykus, įstumti save iš komforto zonos. 7. Praktikuokite sąmoningumą. Tai eina koja kojon su tyla. Sąmoningumas reiškia visišką buvimą akimirkoje, suvokti savo mintis ir jausmus be sprendimų. Kai esi dėmesingas, esi daug pajėgesnis atpažinti baimę, kai ji kyla. Ir kai galite tai atpažinti, galite pasirinkti veikti nepaisant to. Sąmoningumas taip pat padeda susikoncentruoti ties tuo, kas tikrai svarbu. Tai padeda įveikti gyvenimo triukšmą ir palaikyti ryšį su savo tikraisiais prioritetais, jūsų tikraisiais norais.